Mėlyje ekspertai, mokytojai, labai svarbi žinutė jums. Jeigu jūs norit, kad jūsų mokiniai neužmigtų jūsų paskaitų metu, rekomenduoju jums dažiūrėti šitą video iki galo ir sužinoti 3 pagrindinius būdus, kaip padaryti pilną įsitraukimą jūsų auditorijos. Pirmas patarimas. Prisiminkite tą faktą, kad mes visi mėgstam kalbėti apie save, o ne klausytis kitus. Dėl to stenkitės, kad minimum 30–40% laiko jūsų paskaitoje kalbėtų jūsų mokiniai. Antras patarimas. Jums reikia pasistengti pertikti visą jumis paruoštą ir sudėtą į skaidrės teorinę informaciją per jūsų mokinių pavyzdžius. Dėl to įtraukit juos pačioj pradžioj, sužinokite jų skausmus ir gyvenimiškus pavyzdžius ir pasistengkit visą tą teoriją pertikti, kalbėdami apie konkrečias situacijas. Taip, jie įsitraukdami į savo konkrečios situacijos aptarimus, išgirsdami savo vardą, galės labiau įsitraukti į jūsų paskaitą. Trečias patarimas. Sujunkite savo mokinius po teorinės dalies į mini mastermind grupelės arba kambariukus. Ir duokite jiems galimybę pabendrauti tarpusavį, susipažinti, suprasti, kad taip visi turi panašias problemas. Pasijausti irgi ekspertais, kad jie irgi turi tame ekspertiškumą ir patirties ir gali pamokinti kitus. Plus dar labai toks svarbus momentas ir bonusas, kad žmonės, kada pertikė visą tą, ką išgirdo per teorinę jūsų informaciją kitiems, daug geriau išsisavina visą teorinę informaciją. O jau spalio pradžioje startos 12 srautas Mastermind moderatorių mokymų. Jeigu jūs norit įvaldyti šitą įrankį, palydinėti savo Mastermind grupės arba įtraukti Mastermind įrankį į jūsų paskaitas arba mokymus, kviečiu prisijungti ir užpildyti anketą.